Kalėdas švęsti kartu, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet kvietė Vadybos ir ekonomikos fakultetų studentų atstovybė VFSA. Nors tradicija tapęs renginys pakeitė pavadinimą, tačiau jis nenuvylė visų susirinkusių į kupiną stebuklų ir pramogų šventę. Renginyje Kalėdos kartu visi galėjo išvysti užburiančius, kiekvieną nustebinančius pasirodymus, magiškus stebuklus bei šaunių vaikinų akrobatinius sugebėjimus. Norėjom laikytis tos tradicijos, kad KTU yra kartu ir švenčiam Kalėdas kartu. Ar laukiat Kalėdų? Žinoma, laukiam. Tikrai laukiam, nes tai gera šventė, praeitais metais labai patiko ir šį kartą sugalvojom dalyvauti. Iš tikrųjų, visa koncepcija yra kita. Visą laiką būdavo kažkokia tema. Šiemet nusprendėm, kad Kalėdos yra magiškos ir šiandien labai daug staigmenų, tiek visokios akrobatikos pasirodymai, magai visur, Baltijos cirkas, taip pat netgi turime svečių iš Latvijos, turime Saulės Kliošas, Simauskaitė Ieva. Programa iš tikrųjų yra pilna iki pat ryto. Ar laukia Kalėdų? Taip. O kaip vertini šį organizuojamą renginį? Jeigu trumpai sakant, šauniai, bet šiaip tai, fainas susibūrimas, studentai kartu, dėstytojai turi galimybę pabūti kartu, pasidalinam tą šventinę kalėdieną nuotaiką ir jau po biškutį mažai žingsniukais žingsniuojam Kalėdos. Manau, jis tikrai yra puikės, nes visi žmonės džiaugiasi, sako, kaip čia nuostabu, dalina rožės, entina nusifotkinti su Kalėdų seneliu ir snieguoliam, tai to labai džiugu. Vakaro metu skambėjo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio atlikėjų muzika. Renginyje koncertavo projekto Lietuvos balsas dalyvė Ieva Simauskaitė, Man scenoje visą laiką aš jaučiuosi kaip žuvytė vandenyje, man yra nerealu scenoje. Aš galiu, sakau, nepavalgius, neišgėrus vandenuko, bet galiu scenai būti visada, kada noriu, dėl to, kad tai yra nerealus jausmas. O per Kalėdas tai smagu labai žmonėm palinkėti, žinai, kažką gerą ir pasakyti, kad tikėkit savo svajonėm. Dėl to Kalėdas, kalėdiniai koncertai visą laiką būna dėl to prasmingi, kad gali kažką gražus palinkėti žmonėm. Džiazo, funky, disko stiliaus dainas atliekanti grupė Saulės Kliošas bei iš kaimyninės šalies Latvijos atvažiavęs styginių instrumentų muzikos trio iš Dagamba. Tik vieną išskirtinį vakarą visi kartu galėjo laukti artėjančių šventų Kalėdų ir dalintis gerą nuotaiką su kitais.